Labuka, ar žinojote, dėl ko gailisi nuotakos? 9 iš 10 nuotakų gailisi po vestuvių dėl to, kad neturėjo savo vestuvinio video. Taip, tas tiesa. Ir aš labai norėčiau, kad jūs nebūtumėte ta viena iš 9 nuotakų. Esmė, kodėl reikia turėti savo vestuvinio video, kodėl mes neturėtume apie tai net susimastyti, reikia operatoriaus ar nereikia. Labai paprastas atsakymas. Įsivaizduokit, kad jūs į savo vestuves investuojate pinigėlius ir tikrai nemažai. Dažniausiai tai šiais metais tai 10-15 tūkstančių eurų. Ir tie pinigai realiai sudega per 10 valandų. Jūsų šventė per 10 valandų praeina taip, jūs nespėjat nieko pamatyti. Dažniausiai jaudinatės nuo pačio ryto. Net jeigu galvoji, kad ryte tu būsi vienintelė ta nuotaka ar jaunikis, kuris nesijaudina, turėkit omeny, jūs jaudinsitės. Jūs jaudinsitės. Jūs neatsiminsite pusę įvykių, kas įvyko. Jūs neatsiminsit savo ceremonijos. Gal prisiminsit, kaip aš verkiau, arba kaip man kojas pakirto prieš einant prie altoriaus. Jūs neatsiminsit, kaip lakstėt, kad nerandat paso, nerandat savo žiedų. Pamatyti, kaip verkia jūsų mama, tėtis, sesė ar brolis, tai yra labai svarbu. Dažniausiai jaunieji išlekia į fotosesiją, jie nežino, ką tuo metu daro jų svečiai. Tai yra jūsų vestuvės yra įvykis, gyvenimo įvykis, kuris bus aktualus ne tik tai jums, jūsų vaikams, bet ir jūsų anūkams. Taigi, ką aš siūlau, kodėl būtina filmuotis? Tam, kad po to, kai baigsi šventę, po to, kai jau jūs atsipalaiduosite, po to, kai jau būsite geroj nuotaikoje, be jokio streso, jūs ramiai atsisėsit su savo vyru, atsidarysite šampano butelį ir galėsite žiūrėti savo vestuvių filmą 10, 20, galbūt 100 kartų. Ir kiekvieną kartą, ką sako man nuotakos, žinok Vilma, toks jausmas, kad kiekvieną kartą aš, kai žiūriu savo video, vėl švenčiu savo vestuves. Todėl aš skaitau, kad filmavimas tai yra geriausia investicija, ką jūs galite leisti savo vestuvėms. Ir jūs privalote tai daryti. Nebūkit viena iš tų, kuri gailisi po to, kai jau šventės pakartoti neįmanoma. Taip kad būtinai užsakykit mus ir mes padarysime wow video.